Sveiki, su jumis Eugenijus Pišinskis ir Medžio idėjos. Tai toliau kalbėsim apie visus mazgus to namo, kurį dabar darom, montuojam, visi tie etapai. Ir tęsim tą darbą toliau ir šnekam apie tai. Tai dabar mes esam sumontavę plaštakį apatinį, kaip matot. Aišku, sumontuoti yra ir aplink visą tą barjerą, kaip sakant, apsaugoti hidroizoliaciją, paskui plaštakis. Tas plaštakis čia gerai matomas. Ir paskui čia buvo sumontuoti dar XPS į vidų tas tarpas ir iš viršaus užeina ir įmontuota būtent ta skarda į vidų. Tokiu būdu gavom rezultatą, kad labai gražiai sueina viskas iš apačios, ateina čia ant plaštakio ir viskas nuteka ir nueina. Ir čia viskas bus paslėpta, nes čia bus po viso to terasa. Ir kaip matot, paskui šitas čia aliuminis sitelė ir jinai čia užsilenks. O tokiu būdu dar čia yra, jeigu matot, dvigubas pilių barjeras, pati sitelė ir dar pilių barjeras. Jo, ir visur aplink padaryta dviguba sitelė ir pilių barjeras. Dvigubas pilių barjeras, grubiai sakant, su plaštakiu. Visa ta plėvelė nueina ir prisandarinus su sandarikliu priklijuota ant plaštakio, juoda plėvelė, visas kondensatas nutekėtų ant plaštakio. Vienu žodžiu dabar, čia kaip gaunasi, atrodo nesudėtinga, atrodo viskas aišku, atrodo visiems viskas paprasta, visi darė, visi viską žino, kaip parodo patirtis, kai stato karkasinį namą, dėl kokio mazgo man skambina 99% žmonių, dėl apatinio mazgo su plaštakiu, pilių barjerų, ką daryti ir kaip spręsti būtent šitą apatinį mazgą. Visi, kaip sakant, viską tą supranta, visi žino, jokios paslapties nėra, bet kai susiduria asmeniškai su savo namu, su savo sprendimų principais riskuojamis, kaip ką daryti, tai apatinis mazgas dažniausiai ir sukelia daugiausia problemų ir neaiškumų. Tai dar kartą rodau, įsidėmėkit, nes čia nėra taip paprasta iš tikrųjų. Atrodo čia, kas čia yra, čiagi viskas aišku, čia ne taip paprasta, nes, tarkim, čia nėra kur užeiti, čia yra lygiai, o čia yra užėjimas. Tai gavosi toks išpjovimas, reikėjo pjaustyti, daryti, sandarinti, sandariklį. Čia iš viršaus eina, šitas iš apačios. Čia atrodo dabar, kai viskas yra padaryta, sumontuota, viskas paprasta, bet kai reikia tą visą daryti, taip labai paprastai. Dabar čia tas pilių barjeras, jis eina, turi atsiremti į tam tikrą, nes kad nepraeitų aplink. Vienu žodžiu, tas sitelė irgi, ji 99% nėra, niekas nedaro, nes jinai čia bus ne šiaip jau užlenkta, bet jinai eis per visą ir viršų ir dar bus paskui, bet nudažoma juodai dar, nes kad nešviestų, nes aliuminis, toks iš savęs, tai mes dar nudažysim juodai visą. Jo, tai pamatysit. Ir čia visas bus užlenkimas, juodai nudažytas ta sitelė ir dar ant pakalimo bus irgi ta pačia sitelė. Viskas padaryta. Ir kaip matot, absoliučiai kiekvienas langas padarytas. Dabar čia irgi lyginta, kad vienu žodžiu vieną juostą pagauti, teko lyginti, tai viską išlyginam, kad gauti vienu žodžiu tą vieną liniją, nes tas centimetras vis tiek suvaikšto per ilgį, tai teko lyginti. Tai viskas gerai, taip turi būti, bet reikia suprasti, kad tos kolodėlės ne šiaip sugalvotos, jos yra padarytas lyginimui, vadinasi, viskas. Pradžių su virutėm, su lazeriais viską lyginom, darėm, kad būtų plokštuma. Taip, toliau einam aplink.
Irgi matot, viskas kaip gražiai padaryta. Kiekvienas langas. Jau šitos galima bus nuiminėti. Matot, kaip čia viskas. Ta pati spalva. Čia antracito. Nemat. Ir va čia vat į vidų užeina. Viskas. Čia paskui dar bus, kad va čia vanduo nepataikytų, reikės čia dar praeiti su sandarikliu. Va šitos tarpus. Tai čia irgi darysim. O, ir vat link einam. Čia irgi lygiai tas pats. Ir vat visas namas aplink padarytas tokiu būdu. Ir dabar eisim, parodysiu gaminamos kolonos, kurios apšildytos XPS-u ir dabar apsiūnamos jau. Bet čia vat irgi gal rodau iki pat visi langai, nes turi įlysti į vidų centimetras, kad iš čia jeigu nubėga vanduo, tai kaip pataikia ir nubėga. Ir va čia tas pats. Visur labai gražiai, kokybiškai padaroma. Čia vat irgi. Matot, didžiulis langas. O čia dabar tos kolonos, kurios buvo apeitas ir padaryta ta plėvelė ant šitą fentrum užklijuota ant juodos, paskui tie, kaip sakant, makaronai, tašai ir jau grėbestai. Ir nenurausi, viskas gerai, biškai laikosi. O. Ir va čia va taip pat irgi padarytas antras apas. Taip, kad čia vat tokie veiksmai vyksta dabar šitam etape, darbą darant būtent su šito namuku. Mes darom dabar keletą objektų, dabar darom dar tokią labai įdomią, kaip sakant, prabangę pirtį su tokiu džakuzi, irgi rodysim tą vietą ir tos, vienu žodžiu, momentus, kaip ją ką darom. Tai dabar šitam objekte tolimesni etapai bus pakalimas ir tolimesni etapai bus apdaila. Tai vienu žodžiu viską irgi parodysim, visas tas niuansus. Jeigu norit žiūrėti tas video biškį išsamesnis, nuodugnesnis, tai žiūrėkit mūsų Patreoną, ten bus daug video ir apie šitą objektą, apie kitą objektą irgi aiškinsiu, rodysiu labai daug tokių techninių visokių smulkmenų ir aspektų. O bendrieji video yra montuojami į YouTube, daromi, prašom, žiūrėkit. Ir čia toliau šitam etape bus, sakau, jau apdaila termomedienas atvežta, pusė pristatė medžių bitės, pusė dabar pristato timber broliai ir maždaug savaitės bus kita pusė medžiagos pristatyta ir pradėsim jau daryti apdailą, nes reikia daryti dabar dar pakalimo karkasą. Ir čia bus labai įdomus lietaus nubėgimo sistemos, nes jinai bus iš medžio, specialiai jai gaminamas atskirai metalo detalės, iš metalo tokio lenkimą padaryta, nes jinai pilnai bus sumontuota čia vietoj, o ne užsakyta kažkur. Ir kad jinai dėrėtų prie šito namo, tai matysit, kaip jinai bus daroma. Bus tokios lenčiugos, specialūs tokie momentai, kad, kaip sakyt, kad atrodytų kaip tipa senoviška tokia sistema, kad nelabai išsiderintų iš šito namo senovės aspekto, kad jisai autentiškumas tas liktų.
Tai va, šitą visą dalyką padarom, bus įdomu, kam pažiūrėsit, nes daug pas ką, kas stato, tarkim, kur yra reikalavimai tam tikri, apribojimai tam tikri, kur nori, kad gerai atrodytų gražiai, senoviškai, tai tokie lietaus nubėgimo sistemos aspektai labai tinka daugeliu atveju Lietuvoje. Tai bus įdomu, kam kažkas, tai tokie video pasižiūrėti. Tai tiek, šiai dienai tiek. Su jumis buvo Eugenijus Pišinskis, Medžių idėjos. Prisirašykit mūsų Patreon kanalą ir iki kitų kartų. Sėkmės jums, iki.